Labadiena, sveikinamės Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto tinklalaidėje ir aš, Adriana Paukštaitė. O aš Neda Bučerytė ir šiandien tinklalaidėje kalbėsimės apie ateitį komunikacijos fakultete su jaunuoju dėstytoju. Tai mūsų pašnekovas, lektorius Lukas Kaminski, Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto doktorantas, tyrinėjantis etniškumo komunikaciją skaitmeninės kultūros amžiuje. Tai sveiki, Lukas. Sveiki, labas. Labadiena. Tai 2023 metais įstojote į doktorantūrą komunikacijos fakultete. Ar galite papasakoti, kaip jums sekasi? Čia labai įdomus mano gyvenimo etapas, galėčiau taip pasakyti. Baigiau komunikacijos mokslus 21 metais, kaip vadinamas buvo toks gap yearas mano, pagalvoti ar noriu, po to kitais metais pabandžiau įstoti. Nepavyko 22-aisiais, bet galvoju, reikia eiti iki galo. Pataisiau savo projektą, įstojau 23 metais ir dabar esu trečiakursis. Tai galima pasakyti, esu studentas kaip jūs, pas mane irgi yra LSP. tai va, ir studijuoju, doktorantūros metai yra labai įtempti, bet labai įdomus, tyrinėjai, įsigiliniai į tam tikrą sritį. Ir čia yra labai įdomus mano gyvenimo etapas. Kokia tema rašta disertacija? Mane domina tautinių mažumų komunikacija, tautinių mažumų tapatybė ir kaip yra komunikuojama, kaip tautinės mažumas, šiuo atveju mano disertacija yra Lietuvos lenkai, kaip dalyvavimas arba narystė tam tikrose organizacijose, bendruomenėse veikia tautinių mažumų tapatybė. Netrukus jau pradėsiu empirinius tyrimus, tai teorinė dalis jau praktiškai yra baigta ir dabar tiesiai į tyrimą. Taip paminėjot, kad ir tyrinėjate Lietuvos lenkų komunikaciją būtent to visoje skaitmeninėje erdvėje. Tai kaip šita gyva ir reali patirtis, pokalbiai su žmonėmis atsispindi jūsų paskaitose, kurias vedate savo studentams? Mano disertacijos tema ir mano dėstomo dalyko tema jos kiek skiriasi, nes, kaip minėjau, tyrinėjau tautinių mažumų komunikaciją, etniškumo komunikaciją, o ta mano kitoji pusė yra kūrybiškumo ugdymas. Dėstau kūrybos komunikacijos studentams kūrybiškumo ugdymą ir ryšių su visuomenė pagrindus. Tai čia irgi mano tokia antra profesinio gyvenimo pusė. Kažkada buvau Erasmus programoje, pagal Erasmus buvau išvykęs į Varšuvą, ten kaip tik COVID'as dėja prasidėjo. Tai teko man tik mėnesį pabūti Varšuvoje magistrantūros studijų laikais. Ir buvo labai šauni dėstytoja, kuri būtent dėstė creative problem solving. Ir čia yra praktiškai tas pats kaip kūrybiškumo ugdymas. Ir mane labai sužavėjo ši dėstytoja, jos dėstymo būdas, kaip ji pateikinėjo informaciją, kaip ji sugebėjo įtraukti savo studentus. Ir po to gavau pasiūlymą vesti seminarus pas mus komunikacijos fakultete, būtent iš kūrybiškumo ugdymo. Ir aš iš karto parašiau tai dėstytojai iš Varšuvos. Sveiki, man labai patiko jūsų seminarai, nežinau ar prisimenat, sako, jo, prisimenu. Ir tada jie man davė daug literatūros, aš pradėjau skaityti, kurti tą kursą ir po to dar fakultetas pasiūlė jau patį kursą perimti, ne tik seminarus, bet ir paskaitas. Tai va būtent tas kūrybiškumas jo dabar yra mano kasdienybė. Ne tik praktikoje, bet ir dėstyme studentams. Bet to, kad esate dėstytojas, taip pat dirbate ir TVP Vilno, vedate laidą, vedate renginius. Kaip visą tai atsispindi būtent jūsų paskaitose bei seminaruose? Jo, darbas televizijoje, darbas renginiuose iš tikrųjų reikalauja daug kūrybiškumo, daug pasiruošimo, daug improvizacijos, pavyzdžiui, tiesioginėme eteryje. Tu turi improvizuoti labai dažnai. Kartais redaktorius tau į ausinę pasako, kad mes keičiam va taip ir tu turi persijungti ar šitą kamerą, ar pažiūrėti į bendrą kamerą, ar vėl grįžti į šitą kamerą pažiūrėti. Tai čia irgi reikalauja daug orientacijos tame, taip pat renginiai irgi daug improvizacijos duoda. Tai lankiau daug improvizacijos kursų ir būtent stengiuosi tuos mano seminarus ir
teorinės paskaitas padaryti kuo įtraukesnės ir kad jie labiau primintų ne seminarą, o dirbtuves, workshopus tokius. Tai va būtent yra labai daug skirtingų technikų, kaip tuos seminarus vesti. Tai gilinausi ir teoriškai, ir taip pat pasiskolinau iš tos dėstytojos iš Varšuvos skirtingų technikų ir kiek pasiekė mane informacija, tai studentams toks darbo būdas labai patinka ir atitinka jų lūkesčius. O būna, kad studentai patys atsineša kokių nors įžvalgų apie tą visą skaitmeninę komunikaciją, kur pats galbūt nebūtumėt pagalvojęs, bet paskui pritaikot? Jeigu kalbant apie mano temą, tai galbūt ne, bet man patinka, kad jie nebijo ginčytis seminaro metu. O sako, aš galvoju kitaip. Man pavyzdžiui, visiškai kitaip atrodo, negu sakot. Ir tada labai smagu, gimsta diskusija ir kai mes diskutuojam, tai įdomus dalykai pasitaiko. Ir labai smagu, kad toje erdvėje, terpėje, kur mes dirbam, tai stengiuosi padaryti tokią aplinką, kad studentai nebijotų klysti. Tai čia yra pirmo seminaro metu pasakau, kad jūs čia ateinat, kad klystumėte, nes kitaip to savo kūrybinio vaiko niekaip neišlaisvinsi, jeigu bandysi tiesiog sėdėti ir rašyti ten kažką ir bijoti, o gal čia aš blogai parašysiu ir tada nepaeis. O jeigu studentas paklaustų, kaip tą tokią tyrimų arba išmoktos medžiagos tą visą patirtį ir paversti tikrą realią patirtimą, ką patartumėte? Neskubėti. Patarčiau visų pirma neskubėti, ramiai pasižiūrėti ir skirti tam daug laiko. Čia iš savo patirties sakau, nes kartais irgi kai pradedi skubėti, tai viskas griūva, tada niekas neišeina. Kai viskas susiplanuoja, mano lietuvių kalbos mokytojas Danutės Jusackėnės iš mokyklos laikų patarimą, visada pasirašyk planą ir tik tada sek tą planą. Nes jeigu bandysime kažką daryti on the spot, kaip čia sakoma, improvizacija yra gerai, bet geriausia improvizacija suplanuota improvizacija. Tai manyčiau, kad viską suplanuoti iš anksto. O tiesa, kad esate toks vienas iš jaunesnių lektorių, tai ar dėl to manot, kad randat greičiau tą bendrą kalbą su savo studentais? Manau, čia tikrai yra pliusas kažkoks, nes mes galime sekti tuos pačius trendus socialiniuose tinkluose ar panašiai ir tada jaunimo kalbant, mes esame labiau relatable ir mes žiūrim tuos pačius memsus ir panašiai ir tai sukuria kažkokį artimesnį galbūt ryšį, kad mes galim bendrauti kaip partneriai, kaip draugai. Tai va, visokiausi tokie 6-7 juokeliai ir panašiai. Tai manau tikrai yra pliusas, man smagu. Visada, kitaip pasakysiu, kažkada galvojau, mano tokia svajonė buvo padirbėti mokytoju. Ir studijos buvo kitos, ne pedagoginės nieko ir po to atsitiko taip, kad tapau dėstytoju. Tai kažkaip galima pasakyti, kad mano svajonė išsipildė. Tai dabar mano tėvai sveikina mane su mokytojo diena. O ką jums pačiam duoda tas darbas universitete? Man tai yra savirealizacija kažkokia. Aš jau kartosiu, kiek tik galiu. Pirmo kurso metu bakalauro aš studijavau italų filologiją ir mes turėjom lotynų kalbos seminarus, 2 ar 3 semestrus. Ir mums reikėjo išmokti 100 lotyniškų sentencijų, įvairiausių. Ir man įstrigo viena docendo distimus, ką reiškia mokydamas kitus, mokaisi pats. Tai man seminarams reikia pasiruošti. Automatiškai aš pats turiu daug skaityti, kad galėčiau studentams papasakot. Tai ką man duoda, kad aš pats tobulėjau. Čia toks yra win-win, kad ir pats gauni, ir duodi kitiems,
tokia gaunasi sinergija, kad aš jiems kažką duodu ir jie man kažką duoda. O kaip galvojat, už 10 metų dar jūs būsite dėstytojas, galbūt net profesorius? Man būtų labai smagu, kad aš dar dėstyčiau, labai man tai patinka darbas su žmonėm, aš dabar su jumis sėdžiu, man norisi gestikuliuoti ir panašiai. Tai darbas su žmonėmis man patinka, darbas su studentais man irgi patinka. Aš labai tikiuosi, kad aš dar galėsiu dėstyti ir tobulinti programą. Ir, profesorium po 10 metų dar nežinau, bet aš labai tikiuosi, kad greitų metu disertaciją apsiginsiu po kelių metų. O tada jau žiūrėsim, kaip viskas klostysis, bet labai norėčiau dirbti didaktinį darbą ir jo. O jums tas noras būti ir bendrauti su žmonėmis, ar jisai nuo pat mažens, ar čia taip su laiku jums atsirakino? Aš dabar galvoju ir prisimenu save, kai man buvo ten 8 metai ir panašiai, mane močiutė nusivedė į bažnyčią ir aš tapau patarnautoju ir po to reikėjo skaityti skaitinius prieš gan didelę auditoriją, 8-mečiui vaikui. Tai aš jau tada prisimenu, kad man bendravimas su publika nekėlė daug to streso. Tai nuo tada jau prisimenu eilėraščių konkursai visokiausi. Tai tas kontaktas su žmonėmis ir po to tai pavirto į mano darbą. Tai manau, tas darbas ir kontaktas jau buvo nuo pat vaikystės. Po to buvo ir dalyvavimas šokio ansamblyje apie 20 metų, taip pat spektakliai teatre, vaidmenų kūrimas. Jo, tai kai jūs paklausite, aš dabar taip pagalvojau, kad visas gyvenimas mano, ar ten profesinis, ar kūrybinis, sukasi aplinkui darbą su žmonėmis. Ir tai yra labai smagu, tai labai praturtina. Bet pats paminėjot, kad jūsų bakalauro kryptis buvo visai kitokia. Tai kas privedė visgi prie to laidų vedimo, renginių vedimo ir tokio panašaus darbo? Čia labai įdomi situacija. Aš prisimenu, aš galvojau studijuoti mediciną. Aš turėjau pakankamai aukštą balą, kad galėčiau studijuoti VU mediciną, bet po to pasikeitė mano mąstymas, kažkaip pagalvojau, kad studijuosiu ką kito. Ir kaip privedė prie renginių, prie televizijos, man atrodo kažkaip savaime. Aš ir dalyvavau, kai sakiau, eilėraščių konkursuose, dalyvavau teatre. Ir tas meninės išraiškos forma kažkaip paskatino mano geras draugas, sako, gerai kalbi, gerai tau pavyksta šnekėt, sako, pabandyk su mumis dirbti renginiuose. Ir kažkaip įsivėliau į visą šitą reikalą ir jau apie 10 metų tai yra mano darbas. Labai sunku, čia buvo... Tam tikrų metų atsidariau geroje vietoje, turėdamas gerą pagrindą. Nes kai ir studentams sakau kūrybiškumo ugdymo paskaitose, mes kalbame apie tokį reiškinį kaip serendipity. Čia yra atsitiktinumo ir pasiruošimo sinergija. Nes kartais mūsų gyvenimuose atsitinka tam tikri reiškiniai, atsitiktinumai. Ir čia jau yra mūsų klausimas, ar mes jais pasinaudosim kūrybiniais tikslais ar ne. Tai atsitiktinumas tik pasirengusiam protui gali padėti. Jeigu mes būsime išprūsę įvairiose srityse, tai tik tada mes galėsime tą atsitiktinumą išnaudoti. Ačiū labai, kad atvykot pas mus. Ačiū labai.